Tradiciškai paskutinį rugsėjo šeštadienį Varėnoje surengta grybų šventė ir grybavimo čempionatas. Grybautojai surinko 68 kg grybų, beveik 20 kg mažiau nei pernai. Grybų šventė iki vidurnakčio dar tęsis Varėnos legendų parke. Nors Marcinkonyse, kur vyko 14. grybavimo čempionatas, nuo ankstyvo ryto lynojo, grybauti išsiruošė 20 komandų. Pora jų atvyko net iš Italijos. Šį kartą leista rinkti 5 rūšių grybus – baravykus, voveraitę, žaliuokes, šilbaravykius ir raudonikius. Tai tie grybai gražus, lepeškaitės tai gražus jau tikrai. Ir šilbaravykiai va dar gražus, nieko sakas ir įsivirs, ir paskept sakas. O gyva tai jau gatavas, klausyk magalykas, manis senesnis. Dievuliau, dievuliau. Dzūkijos pušynai rudenio buvo dosnus grybų ir uogų, bet šiandien grybautojai po 3 valandų grįžo su nepilnomis pintinėmis. Daugiausia, 13 kg grybų rado 8 kartą pagrindinę taurę laimintys patyrę grybautojai iš Paluknio Kremblių komanda. Antros vietos laimėtoja komanda Raunam ir Pjaunam surinko kilogramų mažiau. 3 savaitės Lazdijų rajone ten praktiškai nelijo, tai grybų nėra absoliučiai. Ir tikėjausi, kad kaip užkeikta, kaip tik grybų šventė Varėnui taip nelyja, bet atvažiavom grybai šlapi, užėjom jaunuolinę ir tikrai radom raudonikių net keistą. Po 3, po 4. Mes iš tikrųjų dalyvaujam šį kartą pirmą kartą. Žemaitijoje pas mus sezonas tikrai buvo labai puikus. Prisigrybavom visi tie, kad užteks dviem metam į priekį. Todėl, jeigu dzūkai atvažiuos pas mus, mes juos visada pavaišinsime. 3 vietos laimėtojai, pelkių velniai, surinko 97 gramais mažiau nei 2 vietą užėmusi grybautojų komanda. 1 valandą iš tikrųjų nieko negalėjom rasti. Po to supratom, kur reikia ieškoti, kur yra voveraitės šiandien, kur yra raudonviršiai. Baravykų buvo, bet eglynuose. Matom žaliuokų dabar prisirinkot? Lietaus reikia. Ir šalnų. Jo, ir kad biškai pašalt. Tik tais vieno dalyko lietaus. Čempionato dalyviai rado 38 baravykus. Praėjusių metų laimikis buvo 20 kart didesnis. Kas neprisigrybavo, grybų sostinės Varėnos legendų parke galėjo nusipirkti džiovintų, sūdytų ar konservuotų grybų. O voveraičių baravykų gatvėse įsikūrusiuose seniūnijų kiemeliuose svečiai buvo vaišinami grybų blynais, grikinė babka, čia pat ant laužo virta sriuba. Sudėjom ir lepeškaitės, ir zelionkaitės, ir budukį kokių radom gardesnį. Taigi pats garduma. O dzūkiškos grybienės cikca galima pakaštavauti. Seniūnijų kiemeliuose iki šiol demonstruojami senieji dzūko amatai ir verslai, iki vidurnakčio netils dainos ir muzika.